Mes puolam pirkti duonos, kai labiau mums reikia muzikos, knygų, gėlių. Kai žmogus tai supranta, jam nebereikia vaistų. Niekas taip negydo mūsų sielos ir kūno, kaip muzika, knygos, gėlės. Menas yra tai, kas taurina žmogų, kas priverčia iš malonaus jaudulio suvirpėti širdį, o sielai leidžia laisvai susilieti su visata. Kai tu skaitai, girdi, matai tai, kas gražu, pamiršti visus žemiškus rūpesčius. Tada tu esi pats tikriausias. Sustabdyk šią akimirką, nors trumpam. Jausk palaimą, juk tai tavo sielos turtas. Leiskim savo sielą pasijusti turtingai. Tikras menininkas neleidžia prie savo kūrinio prisiliesti protų. Jis saugo jo unikalumą ir subtilumą, kaip naktis saugo lakštingalos giesmę. Jis taip saugo savo širdyje virpančią jautrumo akimirką, kuriame gimė jo kūrinys, kaip drugelis saugo savo sparnelių virpėjimą, godžiai gerbiamas ryto rasą, patikant saulei. Tegul metaforos apsigyvena tavo gyvenime, būdamos tavo minčių šviesulėliais, tapusiais regimais ir girdimais. Nebijok būti kitoks, bijok tik būti nesavėjai. Nesustingų ties laike, o skleisk savo žiedą. Tegul tavo mintys būna nektaru tiems, kurie taip pat nori prisidėti prie visatos grožio. Skleiskit savo žiedus kartu. Nektaro užteks visiems, jei tik jūsų širdis bus sklidinas meilės. Menas ir meilė yra neatsiejami. Ir kai tu pagaliau tai supranti, tu tampi lyg tyla, lyg žemė, alsuojanti gerumu, kurią ką tik palietė gero žmogaus pėdas. Lyg kraštas, kurį palytėjo Dievo ranka. Meilė ir dėkingumas tai patys gražiausi žodžiai pasaulyje. Kokia graži ir švari yra žmogaus siela, kai šie žodžiai jam tampa gyvenimo pagrindu. Kai nustojam skirstyti meilę į duodančią ir imančią, tuomet mums ir atskleidžia savo paslaptį. Kai myli, nori apkabinti visą pasaulį. Rankos pačios tiesiasi, nes širdis jiems taip.